Labas, šiuos sultingus kukuliukus gaminu kartą į savaitę, labai jie mums patinka. Pirmiausia, per smulkesnę burokinę tarką starkuoju kietąjį sūrį, kalafiorą ir cukiniją, kurią gerai nusunkiu. Į maltą kalakutieną mušu kiaušinį, dedu tarkuotą ir nusunktą cukiniją, kalafiorą, sūrį ir prieskonius. Taip pat porą šaukštų kukurūzų miltų bei saują smulkintų petražolių. Ir žiupsnelį šviežiai maltų pipirų. Viską gerai išmaišome ir išminkome. Labai gerai. Skardą su kepimo popieriumi patepam aliejumi ir formuojam kukuliukus. Dedam kepti į orkaitę 200 laipsnių 25 minutės. Kol kukuliukai kepam, pasiruošiame padažą. Į keptuvę pilu aliejaus, šaukštą rudų ryžių miltų, viską išmaišau, šiek tiek vandens ar sultinio, tada būtinai įvairių prieskonių, sumetam iškepusius kukuliukus ir patroškinam 10 minučių. Tuo pačiu išverdam bulvių ir kalafiorų košę.